Tai susirinkote, čia paslaptis į diskusiją, kurios tema ananasų odos rankinės, kelnės iš kanapių pluošto, ar verslas ir vartotojai jau pasiruošę tvariai madai. Na, iš esmės tą klausimą visai galima būtų vartyti, galima gal klausti, ar tvarumas jau tampa mada, kas turėtų būti tarsi ir mūsų siekiamybė. Bet šiaip iš esmės mada ir tvarumas labai paraleliai minimos savokos, ne veltui tikriausiai, puikiai visi jau esate apšviesti tuo klausimu, kad mada yra viena taršiausių pramonių, industrijų ir dėl to jinai viena pirmųjų ir susidūrė su tvarumo iššūkiais, viena pirmųjų pradėjo kovoti, ieškoti sprendimo būdų, kalbėti apie tai, plauti savo, kaip sakant, mundurą suterštą, nes iš karto buvo daug neigiamos informacijos apie tai, tą perteklinį vartojimą ir panašiai. Ir iš esmės, aišku, mes esame tokioje pozicijoje, kad tvarumas, kad ir kaip tas žodis galbūt šiandieniam kontekste gali pasirodyti per daug girdėtas ir gal net nuvalkiotas, bet tai jau tampa nebe pasirinkimas, o būtinybė, mes nebeturim kur trauktis ir turime vis dėlto su tuo dorotis kažkaip tai. Ir aišku, ir pati Europos komisija, tai jos tikslas yra nutaikytas ir į žaliąjį kursą, ir į naująjį Europos Bauhausą, kuris vėlgi yra įdomus tuo, kad tai yra judėjimas, kuris ne tik tai, kad sutelktas į žiedinę ekonomiką ir kaip padaryti, kad viskas būtų švariau ir labiau rūpinamasi aplinkosauga ir tausojant aplinką, bet kas nemažiau svarbu vartotojams, mums visiems, tai kad būtų dar ir estetiška, kad būtų estetiškai patrauklu. Tai vat, kalbant apie tai ir noriu tiesiog ekspromtų paklausti, vat kiek iš jūsų pastaruoju metu nenusipirkote kažko tvaraus vien dėl to, kad jums tas daiktas buvo tiesiog nelabai gražus. Gal pakelkite rankas, vat kas pažiūrėjo tvaru, bet nelabai gražu. Kai kurie net dvi rankas kelia, tai žodžiu, panašu, kad yra ta problemėlė ir iš esmės dizainas šiuo atveju ir vaidina tą kertinį vaidmenį, jisai tampa tą ašimi, kuri gali padaryti tą tvarumą patrauklų vartotojų ir mes norėsime tos prekės ar gaminio. Na, dar galbūt įžangai keletas tokios įdomesnės statistikos, kad pokyčiai iš esmės yra ir jie gana ryškus. 2016-2021 metų Google tvarių produktų paieška Google sistemoje išaugo net iki 71%. Tai yra dideli skaičiai. Net 77% žmonių priimdami sprendimą pirkti iš įmonės ar iš gamintojo atsižvelgia į jos aplinkosauginius rodiklius. Reiškia, žmonės jau pradeda galvoti apie tai, ką jie perka ir kokia yra kilmė to daikto, kurį planuoja įsigyti. Bet yra ir netokių džiuginančių skaičių. Prieš 4 metus daryta apklausa, 19 metais, jos duomenimis, nors 65% respondentų teigia ketinantis pirkti į tvarumą orientuotą kažkokį produktą, bet tik 26% iš tiesų tai įvykdė. Tai reiškia, kad yra tam tikrų prasislinkimų ir kartais galbūt tose apklausose norisi atrodyti respondentam gražesniem ir geresniem, negu iš tiesų jie yra. Tai toks būtų mano trumpas intro, bet dabar jau labai noriu į pokalbį įtraukti ir savo mielas kolegės, pašnekovės. Tai pradėsiu iš eilės. Visų pirma, mano tikrai tiesioginė kolegė iš Vilniaus dailės akademijos, Justina Semčenkaitė, drabužių dizainerė, tvarios mados disciplinos lektorė ir mados apžvalgininkė, bei šiuo metu dizaino doktorantūroje plėtojanti mados aktyvizmo temą. Tai sveiki. Ačiū už plojimus, labai malonu. Toliau iš eilės sėdi Indrė Makarevičė, tai yra projekto dizaino sparnai dalyvė, mados dizainerė, vystanti Unum et Idem prekės ženklą, kuris yra pagrįstas tvarios lėtos mados veikimo principais. Tai irgi labai sveikinam prisijungus. Ir šalia dar viena miela kolegė, Jolanta Rimkutė, būtent projekto dizaino sparnai mentorė ir pačios Indrės šitame projekte mentorė, mados dizainerė, kurianti ir plėtojanti lietuviško identiteto iniciatyvas. O pokalbį moderuosiu aš, Justė Kubilinskaitė Tarvydienė, esu irgi mados analitikė, esu Vilniaus dizaino kolegijos ir Vilniaus dailės akademijos mados dizaino katedrų docentė ir žurnalo Moteris mados redaktorė. Ačiū. Turiu dar pasakyti, kad vis tik tai mes labai kvietėme, maloniai kalbinome ir didžiuosius gamintojus, pramonininkus, distributorius, kad jie prisijungtų į šią diskusiją ir galėtų papasakoti iš tokio
iš milžinų perspektyvos ir kad mes galėtume išgirsti jų iššūkius iš vidaus, o nematyti tik tai gražias reklamas ir deklaracijas apie tvarias linijas jų kolekcijose, tačiau jie lygiai taip pat mandagiai, kaip mes kreipėmės, atsisakė ir nei vienas nesutiko dalyvauti šioje diskusijoje ir tai tikriausiai liudija, kad nėra dar šita tema patogi, saugi ir tokia, ne tai kad priimtina diskusijai, bet kol kas į viešas diskusijas nelabai nori leistis. Tai mums teks tą jų pramonės balsą kompensuoti, matyti savo žiniomis, savo kažkokiais duomenimis, nes visos keturios esame iš mados lauko ir tikrai turime daug tos informacijos apie madą ir tvarumą. Pradėkime galbūt nuo Indrės. Nors jinai labai jaudinasi, bet sakau, nesijaudinkite ir tikrai čia visiems įdomu išgirsti apie pačios kūrybą ir iš esmės šiuolaikinis dizaineris, kurdamas bet kokį naują gaminį, produktą, jis visų pirma turi galvoti apie tai, ko reikia vartotojui, kokią problemą tai sprendžia, nes tiesiog gražių, stilingų daiktų mes turime aibę, perteklių ir tai nėra jau pagrindinis rodiklis. Kaip pati plėtodama savo ženklą, atsirenki tuos kriterijus, kaip išskaičiuoji, ko reikia tavo vartotojui, kaip atrandi tuos esminius komponentus, kurie ir atveda vartotoją pas tave. Ačiū už klausimą. Iš tiesų, pradedama vystyti savo prekės ženklą Unumetidam, man buvo labai svarbu tvarumas. Aš bestudijuodama mados dizainą tik tai tuomet susipažinau arčiau su faktais, liudijančiais tikrai tokius, netgi sakyčiau, žiaurius dalykus. Ir aš nutariau nebūti to dalimi. Labai aiškiai savo pasakiau, kad tai, ką darysiu aš, bus tikrai tvaru, bus reikalinga. O kas liečia pačią estetinę pusę, galvojant apie patį dizainą, ką pasiūlyti, tai iš tikrųjų čia nebus marketinginio apibrėžimo, kaip reikėtų sudėlioti komponentus, kad ženklas būtų sėkmingas ir panašiai. Aš esu lygiai taip pat žmogus, kaip ir jūs visi. Aš turiu poreikį, turiu tam tikrą savo skonį, kaip turi atrodyti drabužis, keliu jam reikalavimus. Ir aš nutariau save pastatyti tą tikslinio auditorijos, tikslinio vartotojo vietą ir sukurti drabužį savo. Ir taip, kadangi aš lygiai taip pat esu žmogus, aš suprantu, kad tokių kaip aš esu yra taip pat žmonių. Ir aš kažkaip tikėjau, kad šitie dizainai, ta estetika mano kuriama, jinai pritrauks tokius vartotojus ir galbūt netgi padės labiau pritraukti tokius klientus, kuriuos aš suprasiu ir kurie supras mane. Iš tiesų, šitam visam procese buvo labai daug širdies ir labai daug tokio polėkio, kur kūryba ėmė viršų. O tai kas buvo tie tokie pačiai kuriant svarbiausi dalykai, nežinau, 3 pavyzdžiui, kurie atliepia paskui ir vartotojų poreikius? Tvarumo atveju iš tiesų buvo be galo svarbi audinių sudėtis, pasiuvimo technologija ir man labai svarbus dalykas drabužio estetika. Aš nesu nusipirkus nei vieno tvaraus drabužio, kuris man nepatinka. Tiesiog yra prisiūta begalės silueto suknelių su volanais ant rankovių, ant apačių ir tokių suknelių tikrai galima pamatyti ne vieną ir jie visi yra pagaminti tvariai. Bet estetika buvo tas dalykas, kuris iš tikrųjų man yra akceleratorius priimti sprendimą įsigyti daiktą ar ne. Aišku, ačiū. Kartais, jau minėjau pačioj pradžioj, susidaro įspūdis, iš vienos pusės yra labai gerai, kad vis daugiau atsiranda kuriančių tvariai, bet kartais iš tokio skeptiško vartotojo pozicijos gali pasirodyti, kad tas tvarumas tai jau irgi pasidaro tiesiog madinga savoka, madinga etiketė ir čia visur mes ją lipinam ir gal per daug jos girdime. Tai noriu klausti Jolantos dabar, nes esi iniciatyvos dizaino sparnai mentorė ir lydi dizainerius tam kūrybiniam kely, kol jie vysto kažkokias tai idėjas tvarumo link ir kaip tau atrodo, kaip tvarumo savoką ir vertybinę poziciją padaryti aktualią pačiam vartotojui, bet kaip išlaikyti jo dėmesį tokiom tarsi galbūt perteklinios informacijos lauke, kaip Manau, kad mes čia visi dabar esame įstrigę. Pradėkime nuo dizainerių, kurie visiškai nekalti, tai kad staiga mada pradėjo labai stipriai šiukšlinti, bet mes labai
aš savo kartoju labai pajutau, kad daug dizainerių tiesiog pasitraukia, nes tu neturi sprendimo šiai dienai, aš pati neturiu sprendimo, todėl truputėlį atsitraukusi esu, nes tu nebenori ir tu neberandi tos kokybės, kokia buvo, tarkime, tai jeigu aš taip jau 25 metai šitoje industrijoje, tai manęs nebetenkina dauguma ta kokybė, kokia yra šiai dienai. Aš gal noriu sukurti labai tvarų, ta prasme, ilgalaikį, bet aš audinių neberandu. Tai yra labai viskas labai daug pasikeitę yra. Ir tas tvarumas, iš tikrųjų, ir aš sutinku, kad jau yra turbūt ant ribos keiksmažodžio. Tai gal įsivardinkime kažkokius paprasčiau. Tai ką mes vadinam? Ar bent 3 kriterijus. Tai, kad ilgai galima būtų nešioti. Ar kiek. Ir dar klausimas spintoje kiekvienoje, kiek ilgai jūs galite nešioti vieną rūbą. Ne apie nuobodumą kalbu, bet apie jo kokybę. Tai kiek sezonų galima vieną rūbą nešioti? Paltą, pavyzdžiui, tarkim, tai va. Bet čia jau užbėgam truputį į priekį, kaip tik norėjau klausti, kad ta ilga patirtis, ar tai dabar tampa irgi tokiu kliuviniu, kad tvarumo prasme, perdirbimo prasme, kad medžiagų kokybė krenta, kaip tai įtakoja, kaip tai veikia tos perdirbimo procesus? Aš sakyčiau gerai, jeigu mano vienas iš kriterijų tvarumas ilgai nešioti, tarkim, tiesiog ne kaip mados dizaineris, tarkim, aš norėčiau kurti, kad ir bent kūriau, kad įsivaizduodama estetiką, kur bent 5 metus tu gali oriai nešioti ir netrodai senamadiškas, ar ne? Tai tiesiog audinys nebetlaiko tai, kas seniau buvo savaime suprantama, ar ne? Mes senelių ir tėvelių kostiumus galėdavom dėvėti ir visą kitą. Tiesiog yra pasikeitę kokybė labai stipriai, kuri, tarkim, pirmiausia, aš norėčiau grąžinti audinio kokybę. Jeigu mes galėtume audinio kokybę, mes galėtume ilgiau nešioti. Pirmas. Ar ne? Tai iš esmės mes čia galim sutikti, kad irgi vieną iš klausimų turėjau, kad ar ilgai dėvimas daiktas yra tvarus. Net jeigu jis sukurtas visiškai naujai ir ne iš perdirbto audinio, mes jį galim laikyti tvariu. Tai mes daug iš tikrųjų jau pagamintų produktų galim laikyti tvariais, bet man klausimas tada, kas užtikrins, kad tas daiktas išliks mūsų spintoje 5 metus, 10 metų, 20. Per paskaitas mane studentų labai dažnai klausia, ar aš galiu daryti iš kokybiškų audinių ir tuomet mano neva tai jau tas galtinis produktas bus tvarus. Sakau, be abejo, bet kas užtikrins? Tu gali kaip dizaineris tik tais padėti pačiam savo klientui tarsi būti tvaresniu, pagamindamas gerą daiktą, kokybišką, estetišką, patrauklų, įdomų, nenusibostantį, galiu vardinti ir vardinti, bet čia jau yra į vartotoją atsuktas visas šitas dalykas ir vartotojas iš tikrųjų yra tas, kuris ir padeda galtinį tašką to drabužio gyvavime. Ir visą tai, kai mes išvardinom, ar ne, turi viskas, kad savo kainą. Ar ne? Be jokios abejonės. Ir tada jau atsistoja galutinė kaina ir mes gal tai padarysim labai kokybišką, tvarų, ar ne? Jeigu kokybę imsim kaip tvarumo kriterijų, bet kaina turbūt gali kitus labai, sakys, aš geriau 3 kartus paimsiu už tą kainą. Aš irgi manau, mano tokia iš viso ilgalaikė įžvalga, kad mada iš esmės yra per pigi. Nes aš manau, kad natūraliai žmogus, kai jisai sumoka už daiktą daug, jisai jį labiau tausoja, jis jį labiau vertina ir nėra linkęs taip greitai išmesti, nes kai jau buvome pasiekę tokį lygį ir Amerikoje yra tokia situacija, kad marškinėlius skalbti yra brangiau negu pirkti naujus, tai tiesiog nėra jokios motyvacijos. Na dabar, aišku, situacija stengiamasi pakeisti, bet iš esmės abidvi su Justina dirbame Dailės akademijoje ir aš dizaino kolegijoje dirbu. Tai aišku, džiugina tai, kad mes jau nuo 1 kurso su studentais kalbamės ir nuo pat pirmų užduočių tvarumo filtras, tvarumo aspektas yra jiems tiesiog įskiepijamas. Tai perspektyvoje mes užauginsime tikrai labai progresyvę dizainerių kartą, bet tuo pačiu vis tiek noriu paklausti, ar tvarumas toj dizainerio kūryboje yra toks apribojantis ar labiau motyvuojantis faktorius? Labai geras klausimas. Tai dizaineris, ką jis daro, mados dizaineris, daiktų dizaineris, jie sprendžia problemas. Tai gali būti funkcionalumo problemos, estetinės problemos. Bet iš esmės tvarumas tai juk yra tas pats iššūkis, kaip ir funkcionalumas, estetika ir taip toliau ir panašiai. Tai mes galim iššūkį griebti ir su juo dirbti ir jį bandyti įveikti, arba galim nuleisti rankas ir kartkartėm atsitraukti, kaip Jolanta sako. Jo?
Aš čia norėčiau truputėlį papildyti. Iš tiesų užvesta mintis apie tai, kad žmogus labiau vertina brangiau įsigytą daiktą, tai yra netgi ir moksliškai įrodyta tyrimais. Bet tiesiog turėkime vieną tokią mintį savo, kai mes įsigyjame pigų daiktą, tai žinokite, kad kitą dalį to daikto sumokėjo gamta. Kitą dalį už tą daiktą sumokėjo gamta. Tai yra gamtos kiti kaina. žmonės, kurie gamino už labai Neoriom brangią kainą sąlygom, jiems. labai neetiškom sąlygom. Pamiršau pradžiai pasakyti, kad labai lauksime ir jūsų klausimų. Jeigu turėsite kažkokių ar pastebėjimų, ar tiesiog kažką pasiteiraut mūsų, praplėst kažką, ar kažkokią savoką pakomentuoti, tai mes labai raginu jūs išdrįsti ir paklausti diskusijos pabaigoje. O kol kas tada tęsime dar tokių norėčiau aspektų pakalbinti Jolantą. Pristatymę minėjau, kad esi tokio lietuviško tapatybės kūrimo iniciatorė. Tai kaip per savo karjerą, per 20 su pliusu metų lietuviškoje madoje matai, kaip kito tas lietuvis vartotojas ir ar tas tvarumas jau tampa mūsų tapatybės dalimi, ar dar nelabai? Imam vartotoją, ar ne? Tai portretas tikrai pasikeitęs yra ir nepamirškime, kad mes iš posovietikos išėję, mes buvom deficito laikais ir ilgą laiką mums tiesiog visko trūko, ar ne? Ir man teko dar sudalyvauti ir dirbti įmonėm, kur mes kūrėm tiesiog drabužius ir svarbiausia buvo, kad gražu, puošnu, kad žmogus tikrai buvo laikas, kai reikėjo, kad žmogus jaučiasi, kad tiesiog išleido pinigus, nors, na, tiesiog pasipuošęs. Yra tas toksai. Deficito laikai mus labai įdomius padarė, tarkim. Tada mes turbūt iš deficito laikų išsinešėm, kad mums norisi visko daug. Manau, kad mes irgi turim dar tą tokį truputėlį, kad, gal daugiau, nes, tarkim. Tai va, ir matau, šalia to labai atėjo patogumas, funkcionalumas, visi kiti kriterijai ir mes paskui labai gražiai įsiliejame į bendrą tokį foną. Tai čia iš vartotojų pusės. Nepamirškim, kad mes visą turėjom lengvąją pramonę stiprią, kuri labai sumenko ir yra labai daug man skaudžių dalykų, kurie matosi, kur mes neišlaikėm savo fabrikų, ar ne, ir visa kita. Tai čia ir kita atskira tema ir tarkim, tai va. Vartotojas pasikeitęs. Bet vartotojai vėlgi pakomentavai, aš manau, čia dar ir nuo kartos priklauso, nes čia ėjo kalba maždaug apie mūsų kartą, bet vis tik tai jaunoji karta gal yra formuoja tokį kitą burbulą, gal jau jie nepatyrė to deficito tiek. Be abejo, aš kalbu apie vyrę. Taip, jeigu, tarkim, mes ir kalbam apie kas buvo prieš 20 metų ir kas dabar. Bet įdomi ta evoliucija, kaip iš to deficito vartotojo, kokie mes dabar vakarietiški. Ir žinot, man įdomiausia yra, tai aš kaip dizainerė prisipažinsiu, kad aš vaikštau po second handus, nes man yra įdomu. Visą savo kūrybinį procesą. Ir aš, pavyzdžiui, labai stebiu, kas irgi kaip būtent su second-handiniais rūbais, kas vyksta. Tai pradžiai man tai žingeidu dėl to tiesiog, kad aš ten randu tam tikro periodo rūbus kokybiškus ir taip tai yra man įkvepiantis arba teatre nepanaudojimus. Bet seniau tai buvo, žiūrėkit, tai buvo ir viena dalis yra, kur tiesiog dėl finansinių sumetimų randa. Kita yra smalsuma, jauna karta. Man patinka, kad dabar drąsiai, turbūt jaunimas, mes irgi studentai būdami labai sėkmingai tą darėme ir jaunoji karta tai visiškai be problemų supranta, kad tai yra geras daiktas 90 metų, kodėlgi nešai ar ne, tarkim. Bet yra karta, kuri negali užsidėti, nes tai yra, nepatogu kažkaip, tai aš, kad negaliu įsigyti naujo daikto ar ne. Bet įdomus net ir tas pačius, kaip sakai, second handų irgi kokybė nukrito. Nes tikrai prieš 20 metų buvo visai kitoks. Kitko taip, aš neberandu tos kokybės, tikrai taip. Justina norėjo papildyti. Taip, iš tikrųjų, tai prieš atvažiuojant į Birštoną buvau užėjus Vilniui į vintažinę Humaną. Vadinasi, vintažinė Humana. Tai tikėsimės rasti vintažą, ar ne? Kas ilgą laiką ir buvo, kad tu žinai, kad tu važiuosi ten į Šeškinės kokią nors Humaną, tai rasi viską, bet jeigu eisi vintažinę, rasi vintažą. Ir buvau labai nemaloniai nustebinta, kad bent 30% tų drabužių buvo H&M, nedarant reklamos Reserved ir panašių prekių ženklai. Ir net ne iš senų kolekcijų, jie buvo iš
praeito pavasario drabužiai ir iš kelių metų senumo. Tai įdomu, kad jau net mes nebesilaikom to savokos. Vintažas gali būti iš esmės bet kas. Atrodo taip daug maž senoviškai. Tai gerai, parduoda Gal grąžinkime, gal paaiškinkim, kas yra vintažas, kad bent šita kompanija žinotų ką. Taip, galima apibrėžti, kad vintažas yra, kiek dabar jau 90-ieji yra riba. Kas yra jau vėliau pagaminta, tai nėra vintažas, kad ir ką jums besakytų. Turint omeny, kad užėjo banga ir tendencija tų naujųjų 90-ųjų, tai kas sukurta ale 90, tai nebus niekaip vintažas, nors labai imituos visą tai. Ir tas buvo labai sėkmingai ir ilgai daroma, ypač tų didžiųjų gamintojų, kur pati minėjai. Bet dar apsistokime ties tavim, nes Lietuvą pasiekė pasaulinis judėjimas mados revoliucija ir tu esi viena jo iniciatorių, tai gal būtų galima trupučiuką tą revoliucijos idėjas pristatyti mūsų susirinkusiai publikai ir šiaip tiesiog dar pakalbėti apie tai, ar mes apie šitą tvarumą čia kaip šitam burbule nekalbam, vienam burbule ir ar tai nėra tik tai kažkoks, kriterijus, kuris, nežinau, padeda ar trukdo parduoti, kaip čia yra. Taip, be jokios abejonės, nepraleisiu progos pakalbėti apie mados revoliuciją. Tai mes vadinam Fashion Revolution, tai yra tarptautinis mados judėjimas. Sakyčiau, vienas iš nedaugelio, galbūt be ne vienintelis toks stiprus, kuris yra nuvilnijęs per visą pasaulį. Jisai prasidėjo prieš 10 metį, kai Bangladeše sugriuvo fabrikas dėl prastos priežiūros ir nusinešė virš 1000 žmonių gyvybių. Ir jau tada kai kuriems žmonėms Anglijoje trūko kantrybė ir jie pradėjo šitą judėjimą ir pradėjo tiesiog tą madą viešinti, greitąją madą čia turiu omeny. Pigę, kas vis dėlto slypi ir kas tą kainą sumoka, jeigu mes perkam europiečiai už maikutę už 5 eurus. Tai kur tada dingsta visi kiti tie pinigai. Ir Fashion Revolution jie turi savo tokius kaip filialus, grįstų savanorystės principų beveik kiekvienoje šalyje. Tai Fashion Revolution Lietuvoje jau buvo, bet sugrįžo pernai metais kartu su manim ir mano 2 kolegiam, linkėjimai jau. Ir ką mes darom, tai mes bandom kalbėti ir eskaluoti tą mados problemą, bet daryti tai ne per moralą kažkokį, ne bet kad reikia tvarumas, davai visi būkim tvarus, bet bandyti pereiti per kūrybą, per kūrybinį įsireiškimą įtraukti ir studentų darbus ir tiesiog kurti bendruomenę. Tavo klausimas, ar mes nesam burbule? Tikrai esam, bet matom, kad ta bendruomenė, nors jinai ir nėra labai didelė ir susideda iš esmės iš interesantų, tas suvokimas tvarios mados irgi yra ribotas, bet ne iš blogų ketinimų. Tiesiog taip žmonės kaip supranta, kaip suvirškina, taip ir turi tą tvarią madą. Tai mes bandom, koks pirmas žingsnis, tiesiog jau savam rate tą savoką išsiskaidyti, kad tvari mada iš tikrųjų yra tik skėtinis terminas. Po ją telpa labai daug. Po ją telpa ir socialinė neligybė, ir feminizmas, ir tvarumas, ir perdirbimas, ir visi kiti socialiniai šitie pjūviai. Tai vat. Tai esame tam burbule, bet labai fainas tas burbulas, prisijunkit. Tai būtinai, aš tai jau prisijungus ir seku ir pati kažkada pasisakiau, pernai man skambino iš radijos, paprašė pasakyti, kas čia apie revoliuciją vyksta, kodėl mes apie ją nieko nežinom. Aš tau turiu klausimą, tai jūsų burbulas, kada saulė pas jūs švies? Koks happy endas, kokia laiminga pabaiga jūsų? Pas mus saulė šviečia kiekvieną dieną. Mes tikim šviesių rytojum, nes jeigu netikėtume, tai nebūtų reikalo daryti. Reikia tikėti. Bet tu jūs esi dirbus nemažai, nežinau, ar dar dirbi Vintede. Tai irgi yra prie tvarumo ženkliai prisidedantis startuolis, vienaragis ir visai kitaip pasakiškas darinys. Gal vis tiek galėtum dar pakomentuoti, kaip keičiasi tas Lietuvos vartotojas? Ar yra kažkokių poslinkių teigiamų? Manau, kad jisai keičiasi į gerą pusę. Čia girdisi dar, ne? Viskas gerai. Keičiasi į gerą pusę, kai tu jam palengvini tą vartojimo kelią. Tai mes, kaip lietuviai, tai mes to second hando niekada taip daugiau neprisibijojom. Buvo tas laikotarpis po nepriklausomybės, kai truputėlį taip kratėmės nuo dėvėtų drabužių, bet labai greit pasveikom ir toliau vaikščiam į Humanos Lapatynus ir taip toliau ir panašiai. Tai kai Vintedas atsirado Lietuvoje, jisai čia pakankamai greit ir sėkmingai adaptavosi. Ir dabar jisai puikiai veikia, nes tu gali pirkti su kitomis šalimis ir tas second handas prilygsta paprasčiausiam online shoppingui.
Tai ar tu perki iš online parduotuvės kažkokios greitos, ar iš Vintedo, iš esmės nėra jokio skirtumo. Aš, pavyzdžiui, būna, kad paieškau, vis tiek, tu turi žiūrėti kokios tendencijos ir tų greitosios mados tinklų, tai pabrausinti tas elektroninės parduotuvės, jeigu tau kažkoks daiktas patinka, tikrai jis labai nedaug kainuoja, labai būtų faina jį nusipirkti ir vieną mygtuką tik paspausti, kortelę jau tenais vos ne savaime prisideda, bet ką tada gali padaryti, tai nueiti Vinted filtrus susidėti ir nusipirkti tą patį daiktą ir pigiau ir tokiu pat greičiu, nes greičiausiai dėja jis jau bus kažkam nusibodęs. Tai manau, kad netgi tas rodiklis, kiek Vintedas yra pritraukęs vartotojų, kiek ten yra, kokia yra bendruomenė sukurta, tai jau yra tam tikras signalas, kaip keičiasi visuomenė ir kad tai tikrai yra aktualu ir atliepia daugybę dalykų. Bet dar norėčiau, Indrei, dabar vėlgi, kad čia kalbam apie vartotoją, apie pardavimus, tai pati turėjai nemažai patirties marketinge prieš įžengiant į mados lauką. Tai man labai įdomu, kokia galėtų būti tokia ne tik vertybinė, bet ir asmeninė nauda vartotojui. Kaip tą tvarumą parduoti? Gal vis dėlto tvarumas yra daugiau mados ar socialinio burbulo reikalas tik tai? Ar galima jį paversti tokia komercinę parduodamą geidžiamą prekę? Iš tikrųjų, tai galima. Ir tai pritaikiau savo pačios prekės ženkle. Mes sukūrėme tokią grąžinimo sistemą, kuri vadinasi Second Soul. Iš tiesų, ją paleidome prieš gerus 2 metus, prieš 2,5 gal, ir tuo metu rinkoje aš nebuvau mačius kažko panašaus. Tai, kad mes labai aiškiai visur komunikuodam, net ir parduodant ant etikečių savo drabužių, kad kai jums šitas drabužis pabos, labai prašome, grąžinkite mums atgal, mes pritaikysime jums gerą nuolaidą sekančiam apsipirkimui, o jau mes su tuo dėvėtu daiktu, tuo drabužiu jau gyvensim tolimesnį gyvenimą. Scenarijai 2. Jeigu drabužis nepataisomai sugadintas, tai jį mes tuomet utilizuojame, karpame mažais gabalėliais ir naudojame kaip pagalvėlių kamšalą, kaip minkštų žaislų kamšalą. Jeigu drabužis yra taisytinas, tai jį taisom ir talpiname vėl į pardavimo platformą kaip jau drabužis su istorija. Ir buvo tikslas iš tikrųjų, kad buvęs vartotojas, dėvėtojas to drabužio, jisai paliktų kažkokią mini istoriją apie tą drabužį ir kai įsigyji dėvėtą drabužį, netgi paskaityti, kas buvo tas žmogus, kas prieš tai jį turėjo ir tokia sekti to lik istoriją drabužio. Tai iš tiesų galima tai komercializuoti, monetizuoti, bet iš kitos pusės aš manau, kad po visų tuo slypi daug svarbesnių dalykų. Kaip sako, nėra tvaresnio drabužio kaip tas drabužis, kuris jau yra jūsų spintoje. Tai šiuo atveju man labai svarbu galbūt daugiau yra tas visas sąmoningumas drabužių dėvėjimo. Kaip mes elgiamės su tais daiktais, kuriuos turim. Iš tikrųjų, turėjau labai nemalonę patirtį. Dalyvavau akceleratoriuje su savo prekės ženklu ir labai norėjau nufilmuoti pristatymą ant Sąvartyno kalno. Aš ten taip truputėlį nelegaliai papuoliau į tą Sąvartyną, manęs ten nieks iškart nepastebėjo. Ir kai pradėjau filmuoti, tai aš atsidūriau šalia tokios didžiulės krūvos drabužių. Ir toksai sutapimas, kad noriu kalbėti apie tekstilės atliekas Sąvartynuose, o pati stoviu jau dabar šiai dienai prie tokios didelės nesurūšiuotos krūvos. Ir iš tikrųjų man tai tik tai dar labiau paantrino tą problemą, kurią aš kaip mados dizainerė stengiuosi spręsti. Kad sukurti tokį drabužį, tokį daiktą, kuris tarnautų, kuris estetiškai, dizainiškai nepasentų bent 10 metų ir kad audinys būtų tvarus. Aš kai sakau tvarus, tai nereiškia tai, kad jisai ekologiškas, bet kad jisai būtų sertifikuotas ir sertifikuotas tikrais gerais sertifikatais, kurie saugotų gamtą, saugotų gyvulininkystę, gyvulius, kad jie būtų etiškai auginami. Tai šitų dalykų iš tikrųjų
kai neįsigilini, atrodo 100% vilna, o viskas čia labai gerai, bet iš tikrųjų avių pramonė, vilnos pramonė yra negailestinga gyvūnų atžvilgiu. Ten iš tikrųjų yra labai žiauriai elgiamasi su gyvūnais, ruošiant vilną, ją skutant. Ir ten, kaip pasakyt, manau, kad padalyvavę visi toje industrijoje ir pažiūrėję iš arčiau, mes susimastytumėm labiau iš tikrųjų, kaip ateina daiktai iki mūsų kūnų. Minėjai, kad jau prieš 1,5 metų pradėjai tą iniciatyvą, ar 2,5. Tai ar jau yra grįžusių tų daiktų ir veikia praktiškai, čia toks kol kas tik tai, dar laukiate tik tai, kada kažkam atsibos ir niekam neatsibos ta pačios kūryba? Kadangi dizainai yra ilgalaikiai, nesekantis trendu, tai mes sugrįžusių daiktų dar neturime. Bet ir taip mes dar esame labai mažas prekinis ženklas, judame iš lėto. Pas mus aš labai ir komunikuoju, kad tai yra lėtos mados prekės ženklas. Mes nekuriam kolekcijų, mes nesuvam dideliais kiekiais. Mes siuvame tokiais netgi pre-order principu, kad užsisakius tik tuomet gaminame. Jeigu išvežame kažkur parduoti, tai tuomet tik tai pasiūnam truputėlį daugiau, bet šiuo atveju viskas kol kas yra dar tokiam, bet mes esam pasiruošę. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad prieš 2,5 metų, kai pradėjom, tuo metu to nebuvo, kad dabar jau lietuviškose prekiniuose ženkluose aš matau šitą tendenciją. Įsitraukinėja ženklai šitą strategiją pas save. Jau galima ne pas vieną grąžinti arba gauti minimalų taisymą nemokamai, jeigu kažkas netinka. Taip, ir dar palėtė tą tokį skausmingą momentą, kad, ką ir Jolanta minėjo, tikrai toks egzistencinis, kad tarsi ir žavingas sritis mada ir turim daug studentų, tikrai konkursai į mados dizaino specialybę yra didžiuliai, bet tas prasmės klausimas, tas tikrai tokia filosofinis, kiek prisidedi prie tos taršos ir savęs radimas šiuolaikinėje mados industrijoje arba apskritai mados lauke. Tai pasidalinkim dar mintimis apie tai, nes čia netgi buvo pernai gynėsi magistratūros darbą žymi dizainerė, tikrai daugelio žinoma Eglė Žemytė, kuri puikiai vystė savo ženklą ir tikrai tarsi ir negalėjo skųstis, bet jinai perdegė, jinai pervargo nuo to tokio greito, net ir aukštesnio lygio mados, tikrai tokio segmento perdegė ir tiesiog sakė, nematau prasmės ir jos diplominis darbas buvo jos pačios drabužių sukurtų kompostavimas. Tai taip sprendė ir taip tarsi laidojo ir sakė, aš tiesiog nebegaliu. Ir toks jausmas, kad vartotojas nespėja pasidžiaugti tuo daiktu ir jau reikalauja naujos kolekcijos, jau kas naujo, arba tai, ką tu sukūrei, tu turi, dažnai žmonės dar mūsų pripratę pirkti pagal akcijas, kai tik pasileidžia akcijos. Tai kai jau būna nugainavimai, tada perka, o tu jau turi kažką naujo siūlyti. Tai tikrai tokia kartais atrodo labai sekinanti pramonė. Tai Jolanta. Tai aš manau, čia gal ir yra labai dažnai, kad kas įvyko dar Lietuvoje, kad prasme tie atėję greitosios mados pradėjo reikalauti iš kūrybinių prekinių ženklų tų pačių taisyklių. Ir tai yra neįmanoma, tai yra visiškai, ir jie išskirtinumą pradėjo nesuprasti arba reikalauti, kodėl tai pas jūs tai brangu, ir tokie, bet visi, ir labai daug tokie reikalavimai, arba kodėl tik tokia maža kolekcija, kodėl tas anas, kas, labai skaudina turbūt, nes, tarkim, tie maži verslai, kai tu su meile viską darai, tai viskas labai tau iš širdį krenta, ką ir Indrė sakė, nes viską darai iš širdies, o tu turi dalyvauti versle. Tai čia turbūt kiekvienam kūrėjui su šito tenka susidurti. Bet reikia pasidžiaugti, mes turime... Aš kiek girdėjau, jau vyko virtuali pirmoji mados savaitė, tai aš manau didelis kūrybinis potencialas nueis į virtualią madą ir čia galės turbūt išsitaškyti gerąją prasme, ar ne? Tai taip, gali būti, kad tas kūrybinis potencialas, kuris dabar yra neišnaudojamas industrijoje, tai gal jisai virtualiam pasauliu suskambės. Justina norėjo. Taip, aš vis dar pozityvę natą norėjau papildyti, kad kiekvienas turbūt, nežinau ar kiekvienas, ar galiu už kiekvieną kalbėti, bet dauguma dizainerių, ypatingai kurie įstoja ir mane įskaitant tais ankstyvaisiais studijų metais,
jie susiduria su tokiu klausimu, nu kam dar čia kažką kurti, tu ieškai problemų lygioj vietoje, yra pilna drabužių, jie atitinka įvairius poreikius, atliepia tai, kam dar kažką daryti. Tai jeigu tas dizainas tampa toksai nebepatrauklus, tai mados industrija šiaip yra labai didelė, ką mes jau čia ir šnekėjom, ten yra ir mados kritika, ir žurnalistika, ir marketingas. Tvarumas iš viso yra dar atskira atšaka. Tai ieškai ir randi, ką tau veikti su ta mada, jeigu ta mada labai tai patinka ir nori joje būti. Aš taip kažkaip negaliu kitaip galvoti. Aš ir tikrai noriu ir labai paantrinti šitoj vietoj, nes iš tikrųjų visą gyvenimą neturėjau kom apsirengti. Rengdavausi tik tam, kad nesušalčiau. O vizijos buvo. Ir aš kažkaip supratau, kad jeigu aš pati nesukursiu savo drabužio, tai tuomet aš ir liksiu neapsirengus. Ir kas gavosi, kad tiesiog ir klausiu, taip viskas ir prasidėjo, kad tiesiog paklausdavo, oi labai gražu, galbūt čia ir aš norėčiau. Ir kažkaip supratau, kad tame yra potencialo. Kad neturiu ko apsirinkti truputėlį daugiau žmonių. Kad vis dėlto ta dizaino kokybė, kuri yra pasiūloje šiai dienai, kalbant galbūt apie greituosios mados tinklus, jinai yra labai greitas dizainas. Jisai nėra išvystytas, jisai nėra konceptualus. Jame trūksta detalių. Tai tiesiog visą tai gali suteikti tas toksai konceptualus dizainas. Detalės daug kainuoja, tai dėl to ir nėra. Bet Indra, pačiai teko dabar padirbėti ne tik su savo ženklu. Ir kaip minėjau, mes vis dėlto čia pabandysime šiek tiek paadvokatauti, patstovauti ir pramoniai. Ir dirbai su akcinė bendrovė Linas, plėtojate ten su perdirbtais verpalais, tiesa, kūrėte raštus, buvo galima juos pamatyti dizaino sparnų palapinėje. Gal vis tik tai galėtum pasidalinti iš pramonės, iš gamintojų perspektyvų, su kokiais iššūkiais jie susiduria ir kaip tvarumą, kaip jiems yra lengva ar sunku jį priimti ir keistis, ypač jeigu yra jau jaučiamas vartotojų poreikis, tai vadinasi, reikia pasiūlos? Oi, koks tai geras klausimas. Tai iš tiesų situacija yra tokia. Pramonė iš principo yra pasiruošusi tvarumui, tvariem audiniam. Linas, akcinė bendrovė Linas, gali išausti bet kokį audinį iš perdirbtų verpalų. Bet čia susiduria su kita problema. Vienas dalykas yra tai, kad klientas nėra pasiruošęs. Vienas iš nuogąstavimų buvo toksai, kad klientai prašo perdirbtų audinių, bet jų neįsitraukia į kolekcijas. Tai čia klientai mes turim kažkaip praplėsti, čia ne pirkėjai žmonės, o čia kiti... Verslo vienetai, kadangi Linas yra ne distributorius, gamintojas, kuris gamina dideliais kiekiais, tai yra kiti tekstilės perpardavėjai arba tie, kas gamina dideliais kiekiais gaminius iš lino tekstilės. Tai tiesiog aš jums pasakysiu faktą. Linas per mėnesį generuoja 1,5 tonos lino tekstilės atliekų. Jie perdirbo 1 toną ir pagamino iš jo audinio, kurį pardavinėja jau 2 metus. Suprantat, kaip atsilieka viskas? Kad iš tiesų galima gaminti būtų žymiai didesniais kiekiais perdirbtų audinių, bet poreikis neformuoja paklausos. Tai bet čia gal dėl to ir jūs jungiat, jūs kaip dizaino atstovai, kad čia ką kalbėjom, padaryti tai patrauklę. Tai patrauklumas čia, man atrodo, vaidina lemiamą faktorių. Gal anksčiau nebuvo tiek estetiški tie perdirbti, tarkim, pluoštai? Taip, mano ir pagrindinė užduotis dizaino sparnuose, dirbant su šia įmonė, ir buvo, kad sukurti tokius dizainus, kurie būtų šiuolaikiški, patrauklus, atliepiantis poreikį. Tai aš labai stengiuosi tai padaryti, nežinau, kas buvote dizaino sparnų palapinėje. Tai tiesiog, matau, buvo kažkada. Ačiū labai. Tai tiesiog tikrai labai šitą dalyką stengiausi padaryti ir atsiliepimai ir iš pačios įmonės yra geri. Su šitais audiniais įmonė startuos pasauliniai parodoj tekstilės ir reprezentuos save. Tikiuosi, kad bus įvertinti.
Bet gali pasakyti apie, aš tiesiog pasifleruosiu, gerai, nes buvo ir kitų patirčių, kokių buvo dar su linu. Apie patį perdirbimą, iš tikrųjų perdirbtas pluoštas. Visas, kaip pasakyti, mąstymas tvarumo yra tai, kad naudokime perdirbtus verpalus. Bet iš tiesų yra kita problematika. Perdirbto pluošto audinys, jisai labai stipriai savo techninėmis savybėmis nusileidžia įprastam audiniui. Ir šioje vietoje turi būti labai, kaip pasakyti, teisingas santykis tarp įdėtų resursų ir tarp grąžos. Jeigu mes iš perdirbtų verpalų audinį naudosim trigubai trumpiau negu kad iš reguliarių verpalų padarytą audinį, tai vis dėlto kur slypi tvarumas. Bet aš čia turiu gerą naujieną. Linas yra be galo tvarus. Dėvėkite liną, nebūtinai iš perdirbtų verpalų. Jo visas auginimo procesas, tiek visos sąlygos, kaip užauginti liną, yra keliopai geresnės negu auginant medvilnę. Tai jeigu mes kalbam kartais apie, sako, aš esu tvarus, nes aš dėviu perdirbtos medvilnės marškinėlius. Iš tiesų, tiesiog pasufleruosiu tokį supratimą, kad 1 kilogramui medvilnės pluošto užauginti yra sunaudojamas 1 kilogramas įvairių cheminių medžiagų, kaip pesticidai, herbicidai ir panašiai. Gamtai tai yra labai didžiulė žala. Aš jau nekalbu apie žmonės, kurie dalyvauja gaminant tą pluoštą. Tai žinokit, linas auga be jokių trąšų, jam reikia labai nedaug vandens, užtenka lietaus vandens, sunaudojamas visas pluoštas augalo ir šioje vietoje, jeigu jūs dėvėsite liną, jūs būsite jau iš esmės labai tvarūs. Bet aš čia dabar užimsiu tokio skeptiško vartotojo poziciją, nes aš kažkur skaičiau, kad Lietuvoje linas nebeauginamas. Taip. Tai reiškia, kad jį iš kažkur veža, tai jau mes susidurėme su visokiais CO2 reikalais ir logistika ir vėl irgi prarandam tvarumą. Kodėl Ačiū Dievui, bent Europoje dar yra. Bet šiaip tai manyčiau, kad ir Lietuvoje yra daugybė plotų, kur būtų galima tą įveiklinti. Bet šiaip dar paliestas tas klausimas, kuris irgi yra opus ir gal dažnai stabdo vartotoją, mane kaip skeptiką vartotoją, kad tie perdirbti, gaminiai iš perdirbtų pluoštų, iš perdirbtų audinių, kad jie yra tokie trumpamžiai, nepatvarūs. Čia problemėlė, tai kaip tai spręsti, tada tikrai labai sunku įtikinti žmogų pirkti, jeigu jis iš karto supranta, kad negana to, kad perdirbta, bet dar ir netarnaus. O klausykit, o gal čia yra sprendimas, kad reikia pradėti kategorizuoti greitai madai tokius ir sprendimus siūlyti? Jeigu aš noriu tik 3 kartams, tai gal tai 3 arba 1 kartui, tai tada ir darom tokius, kur per lietų, po lietaus, tada jie paskui turėtų būti kompostuojami, o paskui patrešiam pomidorus. Taip, gal tiesiog reikia kažkaip tai tuos dalykus pradėti labai aiškiau kategorizuoti. Čia jau yra marketinginiai sprendimai. Ne marketinginiai, čia gamyba, čia daug dideli dalykai. Jeigu mes taip jau įvardinam, kad trumpam perki, tai vis tiek, 1 kartui, tai tada yra tokie kriterijai. Jeigu papildykite. Aš turiu klausimą tam agresyviam, ar koks ten vartotojas? Skeptiškas. O su kuo mes lyginame tą patvarumą tvarių perdirbtų medžiagų? Lyginame su viskoze, kurią nusipirkom tą maikutę už 5 eurus? Ar su kuo mes lyginam? Tarkim, tikrai nusipirku ir nešioju ilgai, o čia pereinu per lietų ir suyra. Tai kaip man dabar? Ir suyra tas perdirbtas audinys ant jūsų kūno. Tai gal tada ir neblogai, tai tada tiem pomidoram nueina. Tai, žodžiu, aš manau, kad čia yra toks probleminis taškas, nes, iš vienos pusės mes teigiam, kad mes norim lėtinti madą, norim, kad kuo ilgiau jinai tarnautų tą prekį ir kai sukuriam kažką iš perdirbto ir jisai yra trumpamžis, tai vėlgi toks paradoksas įvyksta. Bet aš tikrai turiu mano rašių laikų pasiūlymą. Žiūrėkit, kas įvyko, nes čia yra įprotis, yra kaifas šopintis, eiti parduotuvę. Yra tiesiog kategorija, kurie taip nuėma stresą, jau tai irgi įrodyta ir taip. Tai tiesiog reikia
nedaryti, kad tas daiktas ir yra 1-2 kartams, 3. Arba aiškiai sakyti, tai yra 3-5 kartams. Po to jis tiesiog, arba spintoje, tiesiog reikia gal kategorizuoti. Ta prasme, kol žmonės, jeigu yra malonumas pirkti, ar mes jam, ir jeigu jam stresą nuėmo, čia kaip vaikui žaislą, atimkim žaislą, tai yra gal tokia. Yra kita dar, paskui galvoju dar apie tvarumo temą, kas dar madoje yra gero įvykę, tai visgi mes mokome ir pratinam žmonėm turėti mažiau apie tą kapsulę, garderobinę kapsulę. Čia man irgi aš matau labai gerą kaip žingsnį link to, kad jau mes pratinam žmonės pagalvoti, ar tai dera tarp savęs, arba kiek mažai išimti, arba kiek mažai nupirkti, kad visa tai dėrėtų. Eina ir kita, bet ta kryptis, man atrodo, kaip yra. Bet greitai madai siūlom perdirbtus ir tirpstančius lietuje. Bet tęsiančią, noriu papildyti. Labai trumpas intarpas. Akcinė bendrovė Linas iš tikrųjų visai nesenai gavo tokį sertifikatą patvirtinantį, kad jų audinys mėnesį laiko palaikytas vandenyje tirpsta. Ištirpsta. Jisai yra skaidus vandenyje. Tai čia tiesiog, jeigu mėnesį laiko stovėsit po lietum, atsargiai su lininės. Bet šiaip skalbt galima, kol skalbiant galima. Bet iš esmės, norėjau link to vest, kad tvarumo ir ekologijos temos jau apauginėja įvairiais mitais ir visokiais, tokiais kontroversiškais faktais, arba kalbant apie augalinę tą pačią odą, ananasių ar panašiai, kad kiek ją yra pridedama chemijos, kur mes tarsi turim tvarumą iš vienos pusės, iš kitos pusės prarandam labai daug ir teršiam kitais aspektais. Tai bet Justina, kaip tau atrodo, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį vartotojui, kai jisai renkasi tos tvarius vis dėlto? Kokie yra tie esminiai, kertiniai punktai? Man tai atsakymas iš tikrųjų yra pačiam klausimą. Legendais ir mitais apipinta. Tai vartotojai reikėtų atsigręžti į save ir atsakyti į klausimą, ką man to daikto reikia. Ar man jo reikia, nes aš tikrai turiu poreikį jam, progą, sunešiojau, mano kitus daiktus sulijo lietus ir jie ištirpo. Ar vis dėlto čia yra tas trumpalaikis noras dopamino pirkti, ar ta mados industrija mane įtikino, kad man to daikto reikia. Tiesiog atsigręžti į save, nes bet kas gali kalbėti bet ką. Tas pasakymas apie sakė boba vienakė, man labai patinka. Tai jeigu man tas tvarumas svarbus, tai aš atbuliniu būdu ir bandau suprasti, iš kur tas drabužis atėjo. Jeigu man svarbus audiniai, aš žiūriu, kokie tie sertifikatai. Ar tai yra tikri sertifikatai, ar tai yra fiktyvūs sertifikatai. Jeigu man svarbu, kiek žmogus uždirbo, tą tvarumą aš suprantu kaip teisingą atlygį. Tai žiūriu, kur siūta, žiūriu, koks yra tas jų atlyginimas vidutinis ir panašiai. Tai pačiam domėtis. Tai čia daug googlinti reikia. Ką daryti? Kas lengva šiais laikais? Etiketėse galėtų būti daug kas parašoma, ne? Tiesa? Iš tiesų, šioje vietoje mes kaip vartotojai turim truputėlį treniruoti savo įpročius ir pradėti skaityti etiketes. Iš tikrųjų, ten labai daug būna parašyta ir galų gale truputėlį pradėti suprasti apie audinius. Kas yra polimidas, kas yra poliesteris, kas yra viskozė, žinoti, kaip yra pagaminamas, pavyzdžiui, koks tai tenselis. Gal skamba kaip kažkokia cheminė medžiaga, bet iš tikrųjų tai celiuliozės audinys, pagamintas iš celiuliozės, kuris patalpintas į tam tikrą įrenginį per 8 valandas suyra. Tai tiesiog kitą kartą jūs, jeigu tokį dalyką žinotumėt, tai visai kitaip žiūrėtumėt į keistus pavadinimus etiketėse. Tai šioje vietoje truputėlį mums kaip vartotojams reikia pasikaustyti šiek tiek ir pradėti skaityti etiketes. Tai pas pačią ant etikečių, kaip suprantu, informacijos yra daugiau. Yra parašyta. Panašiai taip. Ir sertifikatai sudėti. Labai puiku. Dabar dar noriu Jolantą pakalbinti tokių klausimų, kad labai plati veikla ir identiteto kūrimas, ir mentorė, edukatorė, bet dar labai svarbi sritis ir kino kostiumai, teatro kostiumai. Kiek va čia yra tvarumo
Ir koks, pavyzdžiui, likimas kino ir teatro kostiumų po filmavimo arba po spektaklio? O tarp kitko, čia yra gražios senos tradicijos. Pavyzdžiui, teatre seniau, dabar gal mažiau, bet tarkim, bet kuris aktorius turbūt sunešios, jeigu jau sudėvėjęs savo rūbą, jis pirmiausia turbūt atneš į teatrą ir paklaus, ar nereikia. Taip, tai būdavo gal vėlgi iš tų kartų, iš deficito laikų, kai nieko nėra. Ir kiekvienas teatras turi sandėlį ir yra laikomi kostiumai, nes tam reikia periodo. Kinas lygiai taip pat yra, vėlgi ten suprantama kaina, ten dažnai yra laikmetis ir periodas. Tai čia tu tiesiog nebepadarysi, nebeatkursi tos faktūros. Tai yra daug sandėlių, kur yra laikoma. Bet pačiai teko, pavyzdžiui, po kino nuvežėm, pavyzdžiui, į Karitą. Dabar buvom ekoservise, kalbėjom, turėjom ekskursiją puikiai, kur šiai dienai išsiaiškinom, kas vyksta Lietuvoje būtent su tekstilės, kaip čia pavadinti, šiukšliadėžių, kur priduodame, kas vyksta ir žiūrėjom. Tai irgi dėl viso pikto susitariau, kad galima dalį jiems nuvežti ir greičiausia bus išrūšiuota. Tai viskas galima, jau rūšiavimas vyksta Lietuvoje, kad čia gerai žinia. Tai tvari industrija gaunasi. Pakankamai. Kostiumai eina iš filmo į filmą arba... Dauguma, dauguma jo. O dabar dar galvoju, vis tiek esate, visos keturios esame ne tik tai mados pasaulio atstovės, kūrėjos ar analitikės, bet vis tiek esame ir vartotojos tame tarpe. Tai vat, kas jūs kaip vartotojas labiausiai erzina kasdieniniam gyvenime, kai jūs siekiate tvarumo? Vat, kiekviena iš jūsų, vat, kas jūs labiausiai erzina, kai vat, jūs siekiate gyventi tvariai ir kokie tie esminiai iššūkiai? Negražus daiktai. Aš nesuprantu, kodėl reikėjo jos kurti ir gerą medžiagą gadinti ir dabar bandyti dar kažkam prakišti. Tai aš labai asmeniškai priimu, jeigu, pavyzdžiui, man Instagramas išmeta kažkokį tai, ar greitosios mados brandą, ar nebūtinai su neestetiškais drabužiais, aš tai priimu kaip asmeninį įžeidimą. Taigi algoritmai yra, jie mato mano skonį, kodėl jie man šitas baisybės siūlo. Labai geras atsakymas, Indrė. Absoliučiai, tai nepasakysiu nieko naujo. Tiesiog Justina, 100%. Estetika, dizainas, konceptualumas drabužėje, detalės, kokybė, susivimo kokybė, audinio kokybė. Kai parsineši daiktą ir jisai po 2 skalbimų nusiburbuliuoja, tiesiog iš tikrųjų yra... Tu supranti, ką tas drabužis, kokį kelią turėjo ir šitaip, jį dabar kur padėt? Išluosti. Taip, ir tu tada gaunėsi tas sprendimo priėmėjas, problemos sprendėjas, kur man dabar šitą skudurą padėti. Yra tekstilės rūšiavimo konteineriai, iš tiesų jie priima ne tik tekstilę, priima batus, priima minkštus žaislus, čia irgi, kas mažų vaikų turi aktualu, nes paskui neaišku, kur juos dėti, pliušinius, tai galima viską surūšiuoti ir tenais atiduoti ir padaryti gerą darbą. O žinot, mano tai turbūt su tvarumu, tai kad kai jau neberandi N metų megztinio, kur nesiburbuliuotų, tai nusipirki siūlus ir padedi megzti. Taip, tiesiog, taip. Nes kokybė tragiška ir vėl tave apgavo, ir tada ieškai siūlą, nes per siūlą, vis tiek yra labai daug, tikrai per, kokybės, arba žiūrėkit paltai, tiek yra žiema, pas mus šaltos žiemas, nei N gaminių išpūstų, kurie atrodo vizualiai turėtų būti šiluma, mums turėtų šilti, jie sudėtimi savo negali mūsų šildyti. Tai aš turbūt jau renkuosiu vien dėl to žiemai labai atsargiai ir kokybę pradėjau megzti. Tvarumas. Mes visiškai jau artėjame į pabaigą. Mūsų diskusijos, visi labai džiaugiasi, kad artėjame į pabaigą diskusijos. Geras ženklas, aš kaip tik norėjau labai paklausti, žadėjau duoti žodį auditorijai, tai labai norėčiau, kas norėtų paklausti, bent kelios rankos, tai oi. Sveiki, mano vardas Daiva.
Aš noriu paklausti, dabar ES paruošusi yra tekstilės tokia strategija, ar ne? Ir ten daug visokiausių dalykų prirašyta, kaip turėtų viskas būti ir vykti. Ir kai jūs pasakėt, kad mes esam burbule, tai taip mes esam. Ir aš tiesą sakant, nemanau, kad tai yra gerai. Dėl to, kad kai išlenti iš to burbulo, tai truputį nusigasti ir kai tu gyveni jame ir sakai, o kaip čia fainai, čia visi rūšiuoja, visi stengiasi vartoti mažiau ir visą kitą, bet kritinė masė to nedaro. Ir tai yra labai liūdinanti ir jinai yra, kaip pasakyti, lemianti, ar ne, ta kritinė masė, mes čia keli nieko nenuveiksim. Tai klausimas, ar ta strategija, nes mes kalbam apie tuos eičiamus nereklamuojant, ar ta strategija suveiks, kaip jūs galvojat, ko reikia, kad tai suveiktų, nes man atrodo, kad yra labai svarbu išlysti iš to burbulo ir pasiekti tą vartotoją, kuris apie tai negalvoja, kuris to nežino net, arba kuris nenori daryti ir kaip tai reikia padaryti. Nes tos etiketės, kaip sakot, reikia skaityti, nežinau, aš labai stengiuosi tvariai gyventi, aš neturiu kitą kartą laiko ten nagrinėti etiketę ir ten, kas iš to parašyta 100% kotonas, koksas. Tvariai, netvariai užaugintas, tvariau tiksliau, ar ne? Aš netgi skaičiau tvaresniai madai, čia turėtų būti, nes visiškai tokios tvarios nėra. Arba ten galbūt tas poliestris yra perdirbtas ir galbūt jisai yra tvariau pagamintas negu tas kotono, tas, ar ne, gaminys, medvilnės, atsiprašau. Tai kokia tos strategijos ateitis? Ar jinai mums padės tai kritiniai masiai truputį kažkaip tai įlieti to tvarumo, ar tai yra tik utopija? Aš norėjau pasitikslinti, jūs čia apie Fashion Revolution strategiją ar kurią strategiją? Mes labai daug turim. ES tekstilės strategija. Aš manau, asmeniškai, aš čia politkorektiškai visą laiką reikia pridėti, kad čia yra mano asmeninė nuomonė, kad visokios direktyvos ir kai tai yra jau kalbama apie įstatymus, tikrai tas efektas bus. Aišku, jis nebus greitas, nes dabar ką daro didieji greitosios mados ženklai, tai jie bando su savo teisės skyrium kažkaip žiūrėti, kaip jie gali čia kažkaip tais būti toj direktyvoje, bet labai daug ko nekeisti. Bet iš esmės tai tas burbulas, jisai plečiasi, jisai gali būti pradžiai mažesnis, bet jisai plečiasi su kiekviena iniciatyva, neišimtis ir šitas renginys. Ir taip po biški mes pasieksim. Klausimas, ar mes dar pamatysim, bet tikėkime šviesių rytojų. Iš tiesų, iš verslo perspektyvos, kokią patirtį turėjau su akcinė bendrovė Linas, tai jie turi irgi mažmeninę prekybą, jau gatavais drabužiais ir tai jos tiesiogiai liečia. Ir iš tikrųjų juos truputėlį gąsdina tai, kad šios direktyvos nurodo, kad jeigu neklystu nuo 25 metų, jie privalės kiekvieną savo parduotą drabužį galėti priimti atgal, jį surūšiuoti, perdirbti. Ir iš tiesų vienas iš nuogąstavimų įmonės buvo tai, kad šiai dienai mes Lietuvoje turim tik 2 labai mažytės įmonės, kurios gali perdirbti pluoštus. Ir sakė, kaip mums tai reikės įgyvendinti, aš neįsivaizduoju. Bet kadangi nurodymas yra, įmonės jo klausosi ir stengiasi įgyvendinti. Ir galbūt nereikia galvoti apie tai, kad mes iškart įkopsim į tą didelį kalną, bet mažai žingsneliais pokytis, bus daromas pokytis mažai žingsneliais. Mažų žingsnelių menas. Taip, iš tiesų čia irgi paantrinsiu, kad nereikia nuvertinti tų mažų žingsnelių, nes daugam atrodo irgi palyginus ten su Kinija ar su kažko, tai ką mes čia stengiamės, jeigu yra, bet šiaip nuo mažų žingsnelių pokyčiai prasideda. Darbo klausimai, taip, Audronė. Sveiki, labai tikrai puikia diskusija, bet šiek tiek pasigėdau, kalbant apie tvarumą, apie rūbų nuomą. Turiu omeny ne vestuvinės sukneles, ne tortinius, ne šventinius rūbus, bet apie tuos kasdieną nešiojimus, nes ir Jolanta kalbėjo, kad reikėtų galbūt iš tiesų turėti tuos suyrančius, lietuje ištirpstančius. Tai kokia jūsų nuomonė yra apie realiai rūbų nuomą, tuos žmonės, kuriems reikia išeiti renginiais, gal antrą kartą nenori su to pačiu rūbu ateiti. Nežinau, Skandinavijoje tikrai tai populiarėja, bet Lietuvoje bent jau mano žinios nesekė, kad tai vyktų. Aš manau, tai bus ir labai irgi skatinčiau, bet tik tiek, kad mes dar būtent tokia, jeigu mano draugė Rūta buvo, tai gal nenorėčiau, kad aš su draugė Rūta pamatys, kad aš šitą pačią suknelę išsama. Tiesiog mes dar tokie labai egoistiškai individualūs
turime čia, manau, kad tikrai turėtų keistis ir čia yra geriausia, kas gali būti rūbų nuoma vieno vakaro. Yra tų nuomų tikrai, yra ir firmų užsiemančių to, bet vis dėlto tai yra, bet tai ir sakote, kad proginiai. Ne, nebūtinai. Kapsulė, pavyzdžiui. O tai kaip džinsus išsinau ir... Čia toks, jo, aš manau, kad čia gal yra ir kažkokių tokių intimių dalykų, kur kai kurios drabužius tiesiog norisi galbūt savo turėti, ypač jeigu jos tikrai labai dėvi. Ir aš nežinau, ar čia ir ekonomiškai gal ne visą laiką gali sueiti galai. Čia reikėtų labai apgalvoti, bet aš negirdėjau apie tokio modelį, kad kasdieniai drabužiai būtų nuomojami tiesiog džinsai ir marškinėliai. Taip? Tai iki skalbimo, kokia čia sistema. Ir kai kas skalb, tada atiduodi, taip man patiktų. Gerai. Taip, daug. Su vienu prekės ženklu Lietuvoje. Sveiki visi, norėjau pareflektuoti. Tiesiog Lietuvoje yra vienas, kad ir prekės ženklas Rembutikas, kuris pradžioje užsiėmė prabangių suknelių dizainerių nuoma. Buvo išsibandę kasdieninių drabužių nuomą, bet tiesiog tai bandė prieš kelis metus ir turbūt dar vartotojai buvo nepribrendę prie to ir nuomavo tiek rankinukus, tiek megztinius, tiek tokius kasdieninio laisvalaikio drabužius, kas iš tikrųjų pasiteisino Amerikoje ir toks prekės ženklas kaip Render Runway gavo 20 milijonų investicijų būtent į tai ir jie iki šiol tiek Australijoje yra vienas prekės ženklas, tiek Amerikoje, kurie būtent ir nuomoja kasdieninius drabužius ir jiem iš tikrųjų ta veikla labai sėkmingai sekasi ir plečiasi jie per visą pasaulį. Tai Lietuvoje yra bandymų ir dar dabar iš tikrųjų po truputį vėl įsivedinėja, bet patys vartotojai, bent jau iš tokios marketinginės pusės, jiem geriau turėti savo daiktą, nes vis dėlto ir ta pati nuoma jinai nekainuoja ne 5, pavyzdžiui, eurus, o jinai kainuoja 30-60 eurų už tą patį. Ekonominis aspektas. Taip. Ačiū labai už įžvalgą, už komentarą. Man visai signalizuoja, kad turiu baigti diskusiją. Labai gaila, nes dar yra tų rankų. Gal galėsime kažkaip pratesti čia vietoje, dar mes niekur nepabėgam, prieikite, paklauskite, nes laikas dėja jo baigėsi ir rodo, kad mes turime baigti pokalbį, bet labai dėkoju visiems susirinkusiam. Tikiuosi, mūsų pokalbis, mūsų diskusija buvo jums įdomi ir, skatiname vartoti tvariau. Ir nežinau, apibendrinant, kas labiau pasiruošę, ar pramonė, ar vartotojas tvaresniai madai, tai kas vis dėlto labiau pasiruošęs? Šiai dienai pramonė yra labiau pasiruošęs. Taip. Tu, Jolanta, manai, kad? Tai čia labai priklauso nuo socialinės grupės kokio, tarkime. Tai čia tai tiek. Mūsų burbulas jau pasiruošęs irgi. Taip. Tai čia džiugina, tai ir baigiam. Ačiū labai, gero vakaro ir iki malonaus.